Oda yra didžiausias mūsų kūno organas, atskiriantis kūną nuo išorinės aplinkos, taip pat jie adaptuoja mūsų organizmą prie išorinių veiksnių, pavyzdžiui, įvairių dirginančių medžiagų, kosmetikos priemonių. Odos būklę taip pat įtakoja ir daugybė vidinių žalojančių faktorių, pavyzdžiui, stresas ar ne visavertė mityba. Daugelis žmonių savo veido odoje, ypač nosies ir skruostų srityse, yra pastebėję išsiplėtusių kapiliarų tinklelių ar raudonų dėmių. Šie simptomai gali paryškėti karštoje ar šaltoje aplinkoje, sportuojant po puodelio kavos ar juodos arbatos, taurės stipresnio gėrimo ir tai ne vienam sugadina nuotaiką, sukelia bendravimo problemų ir yra nemaža psichologinė našta. Kitiems žmonėms būdingas nuolatinis veido odos paraudimas, kuris atsiranda vaikystėje ar paauglystėje. Dar nemaloniau, kai išsiplėtę kapiliarai nosies srityje yra tapatinami su nesaikingu alkoholio vartojimu. Tiksliai išsiplėtusių kapiliarų ar veido raudonio priežastis pilnai neišaiškinta. Žinoma, kad jų atsiradimą sąlygoja paveldimumas, ultravioletinių spindulių poveikis, temperatūrų kaita, alkoholis, stresas, aštrus bei karšti maisto produktai, hormoniniai sutrikimai. GK klinikos specialistė akcentavo, kad taip pat galima pašalinti veninės kilmės, tai yra mėlynos spalvos kraujagyslės. Būtent GK klinikoje pritaikant naujausias lazerinės technologijas galima sėkmingai pašalinti šias kraujagyslės. Pasak GK klinikos gydytojos, dėl kraujotakos sutrikimų bei padidinto spaudimo juose kapiliarai išsiplečia, o nesutrūksta. Tuomet vyksta kraujo sąstovis, pakinta kapiliarų sienelės, elastingumas, o vėliau ir pralaidumas. Pasireiškia praeinantys veido odos paraudimai, kurie ilgainiui tampa nuolatiniais. Labai svarbu nustatyti išsiplėtusių kapiliarų ar veido raudonio priežastis. Daugeliu atveju tai yra tik estetinė kosmetinė odos problema, tačiau išsiplėtę kapiliarai ar paraudusi veido oda gali būti rožinių spuogų, taip vadinamų rozacija ligos pradžia. Taigi dermatologas turėtų vertinti jūsų kapiliarus ir esant reikalui skirti kompleksinį gydymą. Be to, nereiktų pamiršti, kad kapiliarų išsiplėtimą gali sąlygoti ir padidintas arterinis kraujo spaudimas. Taigi, gali būti reikalinga ir kardiologo konsultacija, pirminės arterinės hipertenzijos gydymo korekcija. O dabar pasidomėkime, kaipgi gydomi išsiplėtę kapiliarai. Pasak gydytojo, svarbu vengti provokuojančių veiksnių. Taip pat patariama, kaip pasirinkti tinkamas odos priežiūros priemonės. Tačiau pats efektyviausias gydymo būdas šalinant veido raudonį ir išsiplėtusius kapiliarus yra lazeris ir intensyvi impulsinė šviesa. Lazerio spindulys išsiplėtusius kapiliarus ir kraujagyslės, taip vadinamas telengektazijomis, veido raudonį, žvaigždinės hemangiomas, voratinklinius apgamus gali saugiai ir efektyviai panaikinti visam laikui. Selektyvios fototermolizės principų lazerio energija patenka tiesiai į mūsų pasirinktą kapiliarą ar kraujagyslę. Šią energiją karštis sugeria kraujagyslę, todėl jų spindis sulimpa negrįžtamai. Mūsų klinikoje mūsų pacientams kraujagyslių gydymui mes galime pasiūlyti net kelis lazerius bei intensyvios pulsinės šviesos aparatą. Kombinuojant šias technologijas yra paveikiamos įvairaus diametro kraujagyslės, įvairiose odos sluoksniuose, gyliuose, todėl galima pašalinti bet kokius kraujagyslinius darinius, atsižvelgiant į kiekvieno paciento individualias savybes. Prieš procedūrą nereikia specialaus paruošimo, tik tuo atveju, kai kraujagyslės šalinamos veido srityje, būtina pilnai nuvalyti makiažą. Lazerinė kraujagyslių šalinimo procedūra yra neskausminga, procedūros metu pacientai jaučia tik lengvą dilgčiojimą. Procedūra yra trumpa, užtrunka 10-15 minučių. Dažniausiai pakanka vienos ar kelių procedūrų, nes jau po pirmos procedūros sunaikinama nuo 70 iki 90% kraujagyslių, o galutinis rezultatas pasimato po 10-25 dienų. Sudėtingesniais atvejais gali prireikti, žinoma, ir kelių procedūrų. Po procedūros gali atsirasti nežymus odos paraudimas bei patinimas, kuris kelių valandų bėgyje pilnai išnyksta. Po gydymo kelias savaitės reikėtų vengti saulės spindulių, soliariumų, pirties, karštos vonios, didesnio fizinio krūvio bei kraujagyslės plečiančių vaistų. Po lazerinių procedūrų būtina tepti apsauginį nuo saulės kremą. Taigi ruduo yra pats tinkamiausias laikas atlikti lazerinės procedūras, kuomet nėra aktyvios saulės bei didelių temperatūros svyravimų. Tad apsilankykite GK klinikoje, kurioje dirbantys specialistai, naudodami įvairius naujausius modernius lazerius
bei intensyvios pulsinės šviesos aparatus greitai, saugiai ir efektyviai pašalins šią nemalonę problemą. GK klinika įsikūrusi Vilniuje, Gedimino prospektas 14. Daugiau informacijos galite sužinoti apsilankę puslapyje www.gkklinika.com.